Šiandien 2013 m. sausio 5 diena, šeštadienio vakaras ir šiandien jūsų ir mūsų visų laukia ypatingas vakaras. Žaidime Kas, kur, kada. Vakaras, kuris būna tik kartą per visą sezoną. Didysis metų superfinalas. Netrukus. Prieš televizijos žiūrovus šį vakarą žaidžia Nerijus Kesminas, žurnalistas iš Vilnius, Vytautas Kavaliauskas, įmonės vadovas iš Kauno. Kas, kur, kada ordino turėtoja Giedrė Užkurelytė, geografija iš Vilniaus. Kas, kur, kada ordino turėtoja Galina Jangaličieva, valstybės tarnautoja iš Pravieniškių. Karolis Vinciūnas, teisininkas iš Kauno ir komandos kapitonas, įmonės vadovas iš Kauno, ponas Gintaras Staniulis. Gintaro Staniulio komanda metų superfinale žaidžia Nerijus Strazdas, Kaunas, Gintara Viskantė, Vilnius, Jonas Stankevičius, Vilnius, Edgaras Jakavičius, Vilnius, Lukas Žukaitis, Alytus, Leonardas Morkūnas, Vilnius, Rita Kryžanauskienė, Vilnius, Rolandas Varnas, Klaipėda, Gabrielė Mizgirdaitė, Šiauliai, Viktorija Čijunskytė, Vilnius, Alma Janutienė, Širvintų rajonas, taip pat sektorius Žaibas ir sektorius Super Žaibas. Žaidimas Kas, kur, kada. Metų superfinalas. Televizijos žiūrovai prieš žinovus. Žaidžiame iki 6 taškų. Rezultatas kol kas 0-0. Metų superfinalas ir dabar reklama. Dėmesio, pirmas raundas. Labas vakaras visiems klubo žinovams ir labas vakaras visiems TV3 televizijos žiūrovams prisijungusiems prie mūsų šitą ypatingą vakarą. Prieš pradedant jį aš norėčiau tiesiog padaryti mažytę įžangą ir dar kartą jums pristatyti komandą, kurią jūs jau pažįstate ir kuris sėdi šiandieną prie stalo. Tai yra iš tikrųjų unikalus pasiekimas, dėl to, kad Gintaro Staniulio, kuris jūsų ekranuose komanda, pradėjo šitą sezoną būdama paskutinėje reitingo vietoje, tačiau sulaukusi savo šanso iškovojo pirmąją pergalę ir po to iškovojo antrąją ir ta antroji atvedė juos į metų superfinalą. Tai yra vienintelė komanda šį sezoną žaidime Kas, kur, kada nepralaimėjusi nė karto žiūrovų ekipai ir aišku, jį pamėgins padaryti tai trečią kartą iš eilės. Na, o šiaip šio sezono statistika yra 8-7 žiūrovų naudai, bet visa tai jau nebesiskaito, dėl to, kad sezoną laimės tie, kurie bus stipresni šį vakarą. Pirmas klausimas ir sektorius numeris 1. Teisingai, aš matau vilkelį. Sektorius numeris 1. Simboliška. Pirmas klausimas ir sektorius numeris 1 prieš jūs žaidžia televizijos žiūrovas iš Kauno Nerijus Strazdas. Vienas žinomiausių prancūzų literatūros klasikų, Gustavas Flaubertas, pasauliui padovanojęs Madame Bovary ir jausmų ugdymą, kartą buvo paklaustas, kokios yra laimės sąlygos arba kokias savybės turėtų turėti žmogus, kuris nori būti laimingas. Rašytojas atsakė, kad antra sąlyga yra savanaudiškumas. Trečia sąlyga yra stipri sveikata. Tačiau visų svarbiausia anot jo yra pirma sąlyga, be kurios nei antra, nei trečia nepadės. Dėmesio klausimas. Kokia yra pagrindinė laimės sąlyga anot Flaubero? Geras vyrėjas. Geras vyrėjas? Kodėl būtinai geras vyrėjas? Iš kur ta versija? Kad būtum laimingas. Girdėjau kažką iš atminties. Gerai. Gerai. Nepadės... Nei savanaudiškumas, nei geras vyrėjas, kad būsi blogas vyrėjas? Jeigu nebūsi savanaudiškas ir... Jeigu nebūsi geras vyrėjas, tai nepadės nei savanaudiškumas. Pats gyvenimas negali būti. Aš tai galvoju pati laimė, bet čia... Bloga atmintis. Bloga atmintis dar kažkas tai. Bloga atmintis gali būti, nes tai pasako nelaimingi žmonės, kurie būtų Antrai, trečia, bet to nepadės. Kažką girdėjau apie vyrėjus ir dar kažką apie blogą atmintį. Du variantai tikrai girdėjau. Jeigu tu to neturėsi, jeigu tu nebūsi savanaudiškas, bet su
gerą atmintim, tai tau gal kažkas tai sąžinė Ilgas gyvenimas, užgraužia. Yra sveikata. Ilgas gyvenimas nėra laimė. Bet buvo ir apie vyrės tikrai buvo, nežinau, čia jau kapitonui rimtas. Bet jeigu bus blogas gyvenimas, tai čia... Kapitonas atspės kaip visada. Laikas, ponė Gintarai. Pradedate panašiai kaip paskutinį kartą. Tada pataikėte. Labai sunkus pasirinkimas, kadangi Galinos abi versijos. Tai atiduokit Galinai, tegul jinai renkasi vieną iš dviejų. Bet bandysiu, bloga atmintis tiek bus atsakymas. Bloga atmintis. Šiaip iš tikrųjų šitas klausimas turėjo būti narpliojimas pagal posakius, bet bloga atmintis, jeigu aš gerai prisimenu, su sąžinės reikalais yra susijusi. O yra ir kitokių posakių apie žmonės, kurie yra laimingi, bet jūs kažkaip jų nenarpliojate. Dėmesio, teisingas atsakymas. Yra sakoma kartais, kad šitame pasaulyje patys laimingiausi yra idiotai, kitaip tariant, kvailiai, nes jie šiaip viskas gerai ir linksmai pasaulyje ir gyvenime atrodo. Taigi ta pagrindinė laimės sąlyga yra kvailumas ir jo proporcija žmoguje. Rezultatas tampa 1-0 žiūrovų naudai. Nerijui Strazdui iš Kauno atitenka 100 litų. Už klausimą, kuris iškovoja pirmą tašką šiandien žiūrovų komandai. O aš sveikinuosi su Vytaru Radzevičiumi, kuris spėja tik tai dalinti ordinus pastaruoju metu. Žinovai iškovojo jau 5 pergalės iš eilės. Labas vakaras, ponė vedėjo. Labą vakarą. Aš būčiau linkęs ir dar vieną medalį įteikti, tačiau išgirdęs pirmą klausimą nelabai suprantu, ko mes čia susirinkom. Ir nieks nesijuokia, tai aš irgi tada nesuprantu, kas čia susirinko. Jeigu kvailumas yra gyvenimo pamatas. Nu taip galvoja Flauberas, bet po to mes išsiaiškinsime, kas iš tikrųjų yra tikra laimė ir ko gero tam reikia žinovo pergalės rezultatų 6,x. Bet kokiu atveju, kas geriausiai paneigs šią teoriją, tai bus įteiktas firmos Alpera medalis su Muaro juostele, juvelyrinio stiklo emale ir taip pat 24 karatų aukso su užrašu kas kur kada ir 3 klaustukai. Jūsų aplodismentai Vyturui Radzevičiui, kuris jau berods 13 kartų ir vis kitaip ir originaliai pristato prizą skirtą geriausiam žinovų komandos žaidėjui. Ir taip pat aš prašau žiūrovams parodyti pagrindinį šio vakaro prizą, kuris yra įteikiamas tik tai vienintelį kartą per metus. Tai reiškia, kad jeigu šiandien žinovai nepasinaudos galimybę jį laimėti, kitiems žinovams reikės laukti kito sezono pabaigos ir kito sezono superfinalo. Tai yra išminties akmuo, tik tai jis, kadangi mes gyvename Lietuvoje, bus ypatingas. Jisai bus gintarinis. O dabar dėmesio antras raundas. Nu, dabar tikrai jau galiu pasisveikinti su komandos kapitonu. Labą vakarą, ponė Gintarai. Labą vakarą, ponė vedėjau. Jūsų nekamuoja kokia nors bloga nuojauta, kad viskas kažkaip vyksta šiandien ne taip, kaip anksčiau vykdavo, ne taip prasidėjo? Tai vis tik yra superfinalas, tai finale visą laiką būna biški kitaip, bet tikėkimės, Negali laimėti finale 6-1. Finalas bus tas pats. Pats finalas bus tas pats. Žodžiu, žaismas buvo gražus ir Vilkelis jau irgi artėja prie savo finalo. Dar vienas toksai pastebėjimas. Jūsų komandoje abu kas kur kada ordinus turi merginos, o vyrų tai daugiau, bet jos dirba efektyviau. O, sektorius superžaibas. Sektorius superžaibas. Galima ginčytis. Parodykite, pasakykite. Negalima ginčytis. Sektorius superžaibas. Aurelijus Katkevičius pasakytų, geriau dabar negu pabaigoje. Geriau niekada. Niekada jums šiandien nepavyko. Niekada jums šiandien nepavyko. Kas lieka prie stalo? Prie stalo lieka Giedrė. Ne, prašau, ne. Kapitonas turi teisę. Kapitonas turi teisę.
Ir jis ją pasinaudodamas palieka prie stalo geriausią savo komandos žaidėją praėjusiame žaidime. Panelė Giedrė, labas vakaras ir visokiojopos jums sėkmės. Dėkui, prireiks. Prieš jūs žaidžia Nerijus Chmieliauskas iš Vilniaus. Pabaikite šitą amerikiečių rašytojo Roberto Frosto frazę. Diplomatas yra žmogus, kuris visada prisimena moters gimtadienį. Tačiau niekada, pabaikite šitą frazę. Tai aš tada nelaukiu iš karto sakau atsakymą, kad tai jis neprisimena, kiek moteriai metų. Šito žaibo turo tema yra posakiai ir citatos. Antrą klausimą žaibo sektorėje, super žaibo sektoriuje jums užduoda Ignas Barauskas iš Užvenčio. Erikas Marija Remarkas vienoje iš savo knygų tai įvardijo kaip ilgiausiai nenuverstą diktatūrą pasaulyje. Dėmesio klausimas. Apie ką jisai kalbėjo? Laikas. Turėjau dvi versijas, tiesą pasakius. Pasakykite jas. Tai pirmoji buvo demokratija, o antroji buvo bažnyčia. Tai kurią renkatės? Pasirinksiu bažnyčią. Atsakymas priimtas. Dėmesio teisingas atsakymas. Nemenkinkite bažnyčios išminties. Ji vienintelė diktatūra nenuversta 2000 metų, sakė Erikas Marija Remarkas. Liko vienas žaibo klausimas ir jeigu manęs neapgauna atmintis, štai to paskutinio žingsnio nėra pavykę žengti kol kas niekam. Prieš jūs, panelė Gintarė, žaidžia Džiugas Misevičius, Vilniaus Žvėryno gimnazijos abiturientas. Prancūzų filosofas Volteras sakė, žmogui pasireikšti reikia 20 metų. Jo sandarai ištirti prireikia 30 metų, o jo sielai pažinti reikia amžinybės. Dėmesio klausimas. Pasakykite, panelė Gintarė, kam anot Voltero pakanka ir 1 minutės? Greitai bėga tos 20 sekundžių. Panelė Giedrė, kiek turite šį kartą versijų? Šį kartą versijų skaičius artėja prie 0. Na, tarkim, suprasti, ar jis kvailas. Atsakymas priimtas. Dėmesio teisingas atsakymas. Prancūzų filosofas Volteras sakė, žmogui pasireikšti reikia 20 metų, jo sandarai ištirti prireikia 30 amžių, o jo sielai pažinti reikia amžinybės. Bet 1 minutės, 1 akimirkos, anot Voltero, pakanka žmogų sunaikinti. Rezultatas tampa 2-0 žiūrovų naudai. Ir 200 litų. 200 litų iškeliauja Džiugui Misevičiui, Vilniaus Žvėryno gimnazijos abiturientui. Sveikiname poną Džiugą. Ir aš sveikinuosi su ponia Ina Rosinaitė. Ponia Ina, panašu, kad šiandien gali pagaliau išmušti ir jūsų komandos pergalės valanda, nors aišku, tai tik pradžia. Sveiki, ponas vedėjau. Labas vakaras. Sveiki, sulaukę naujųjų.
Nežinau, pažiūrėsim, kaip čia bus. Dar kol kas 0-2, viskas prieš akį. Jo labiau, kad jau visi klausimai, kas ką pasakė, baigėsi šiandien, nu? Tikrai? Man atrodo, kad taip. Tai gal tada, jeigu baigėsi klausimai, kas ką pasakė ir iš kažkur sužinojo, tai komanda turi nemažai šansų, šita būtent komanda. O jūs už kurią komandą sergate, ponia? Už tą, kuri prie stalo, ar tą, kuri prie televizorių dabar? Aš sergu už abi. Iš tikrųjų, negaliu sirgti už kažkurią vieną, nes lyg ir norisi, kad būtų ir žiūrovams gerai ir jie toliau siųstų klausimus, jiems būtų įdomu žaisti šitą žaidimą. Tačiau, kaip jau kažkada sakiau, kai esi čia, yra tarsi tampi savo paties įkaitų, sirgdamas ir už žmonės, kurie žaidžia šičia ir jaudinasi ir nieko negalima padaryti, tokia už žmogaus prigimtis. Tai yra kas kur kada sindromas. Negaliu sakyti, kad esu griežtai ir tik tai žiūrovų pusėje ir noriu, kad jie pralaimėtų. Taip nėra. Bet šiandieną jūs turite būti griežta ir būti žiūrovų pusėje dėl to, kad šiandien tokia diena. Aš suprantu ir aš stengsiuosi šitą vaidmenį atlikti labai rimtai. O po to, kaip jau viską padarysite, tada su šypsena padovanosite prizą. Be abejo. Ir tai yra Elektromark, štai šis muzikinis centras, kuris atiteks žiūrovui pateikusiam geriausią klausimą. Dėmesio, 3 raundas. Panelė Giedrė, kaip jūs jaučiatės? Jūs tikrai neblogai sužaidėte super žaibo turą. Na, jaučiuosi šiek tiek savimi nusivylusi, nes tikrai galėjau prisiminti tą Voltero mintį, ar bent jau logiškai išmastyti, tai šiek tiek pritrūko gal sekundėlės ar kažkokio pasukimo kitų kelių. Šiandien jūs turėjote galimybę įsitikinti, kiek nedaug yra tos 20 sekundžių, ar ne? Iš tikrųjų, laikas bėga labai greitai. O minutė yra iš tikrųjų nemažai. Mano kolegos Rusijoje kartais daro žinovams tokį eksperimentą. Liepia jiems minutę laiko prie stalo tylėti ir jie 55 sekundės taigi prabyla, nes nebegali daugiau kentėti, nes taip ilgai tylėti yra neįmanoma. Va, tai jūs tą minutę, kurią dabar turėsite, išnaudokite pilnai ir iki galo. Prieš jūs žaidžia televizijos žiūrovas iš Klaipėdos ponas Rolandas Varnas. Dėmesio, rekvizitai į studiją. Nesulaužykite tik vilkelio, prašau. Pasižiūrėkite į šitos daiktus. Prisiminkite kokio nors kūrinio personažą ir dėmesio užduotis. Ir po minutės, gerbiami žinovai, pasakykite, kokį visiems žinomą posakį slepia šitie daiktai. Atnaujinimas kažkoks tai pagerti. Kupruotati karstas. Išlygins. Labai gražu. Tik lenta išlygins. Ne, kupruotati karstas karsto. Gal čia karstui naudoja tokį... Ištiesins, ne išlygins. O koks personažas? Koks personažas? Koks sakė? Ne, klausė. Prisiminkit personažą. Jo, jis sakė, įsirinkit kūrinį ir personažą. Bet aš nemanau, kad jį reikia įvardinti. Jo, biškai dar išeinam. Čia labai geras variantas. Koks dar? O, šitas garsiausias kupris, tai Paryžiaus katė. Tai šitas Quasimodas, bet tai... Bet tai tu pasimukur, ar ne? Pasakoriukas, muikininkas, muzikantas yra... Ne, tai personažas Quasimodas, kūrinys Paryžiaus katė yra posakis... Tikrai, posakis, ne posakis, mums reikėtų pasakyti posakis. Kuprotai, tik grabo lenta išlygins, tai... Laikykitės. Laikas. Kas atsako į klausimą? Atsakys ponia Galina. Prašom, ponia Galina. Labas vakaras. Labas vakaras. Norėčiau pirmiausia prieš pateikiant atsakymą perduoti nuoširdžiausius linkėjimus mano gerbėjams į Marijampolę. Patikslinimui gerbėjams, kurie prisimena bendras dienas Turkijoje.
Iš praeitos vasaros. O į Pravieniškes nenorite nusiųsti į savo gimtąjį miestą, nenorite nusiųsti linkėjimų? Ten viskas tvarkojasi. Nu gerai, pasiekėm, visi pasiplojom, o dabar posakis. Mes manome, kad tas posakis lietuviškai skambėtų, nors man lengviau būtų rusiškai pasakyti. Kuprota tik karsto lenta ištiesins, išlygins. Atsakymas aiškus ir jis yra priimtas. Dėmesio teisingas atsakymas. Kuprota tik grabo lenta išlygins. Toks ir yra teisingas atsakymas ir žinovų komanda iškovojo pirmąjį tašką. Rezultatas tampa 2-1. 2-1 ir kova tik tai prasideda. Ko gero, neturėtų būti taip finale, kad kuri nors komanda pabėgtų pernelik toli į priekį. O aš sakau, labas vakaras ponui Aidui Puklevičiui. Labą vakarą, ponė Aidai. Labas vakaras, ponė Vedėjau. Su praėjusiais ir atėjusiais naujaisiais metais. O jūs taip pat ir su ateinančiais ir dar su kitais. Kaip atšventėte? Šventėme, kaip ir dera pasitikti juodosios gyvatės metus. Tai yra su gyvatė, bet kuri buvo ne juoda, o žalioji gyvatė. Supratau. Bet gyvatė taip pat ir sveikatos, ir amžinybės, ir išminties, kai kuriuose kultūrose. Tai suprantu, kad dabar ištrauksite iš kišenės gyvatę ir padovanosite žinovų komandai sėdinti prie stalo. Jo, ypač juodąją mambą, kur čia šoktas. Ir visą šitą renginį nutraukti. Ne, tiek to, aš gal gyvatę vis dėlto besibaigiant jos metams padovanosiu. Jūs esate geras šnekėtojas. Pakomentuokite šio vakaro žaidimo pradžią. Šio vakaro žaidimo pradžią aš galėčiau pakomentuoti labai paprastai. Pirmasis klausimas buvo tikrai gana sudėtingas ir komandai nepavyko atsilaikyti. Antrasis, buvo mes irgi visi, kur svarstėme Superblitzas, kai buvo, irgi buvo svarstydami Volterą nuėję visai kitų kelių ir atsakėme taip pat kaip Giedrė ir būtume, ko gero, taip pat neišvyniojo šito. Na, o čia užteko prie lygintuvo ir šitos lentos prisigalvoti dar, pavyzdžiui, Kvazimodą arba kodėl nors kitai žymų kuprių, nes jų literatūroje tikrai nėra mažai. Ir posakis tiesiog pats klote pasiklojo ant stalo, nes kokį kitą galima būtų posakį sugalvoti su šitais instrumentais tiesiog. Tam reiktų jau valandos, o ne minutės. Bet geriau kuprius dabar, negu esant rezultatui 0,5. Savaime suprantama. Geriau kuprius rankoje, negu lygintuvas ant stalo. Negu grabo lenta po žemę. Dėmesio, 4. raundas. Pone Karoli, man atrodo, kad jūs šiandieną į visus klausimus turėjote neblogų savo versijų. Nauji metai, nauji ratai. Stengiamės, tobulėjom ir kiekvieną kartą vis geriau. Su naujais metais jūs įgijote dar vieną gerą savybę, tai yra pasidarėte dar protingesnis. Ačiū, ponė Vedėjau. Bent jau man taip tikrai pasirodė. Jums tiktų tikrai ordinas, bent jau pagal tą tokį stotą, išvaizdą ir atrodymą prie stalo. Pasistengsim, kad taip ir būtų. O kokie ateinančių metų planai? Dar tobulėti, dar daugiau geresnių savybių įgyti ir važiuoti pirmin. O aš galvojau, kad pirmiausia laimėti šitą žaidimą. Be abejo. Ir tai nėra paprasta. Vilkelis irgi jūsų šiandien nemyli. Prieš jūs žaidžia žmogus, kurio pavardės keistokai jūs neišgirdote, kai vardinau visus žaidžiančius šiandien. Bet jisai yra ir jis žaidžia šitame žaibo sektoriuje. Jeigu atsakysite į pirmąjį klausimą, išsiaiškinsite, kokia yra šito žaibo tema. Teigiama, jog Anglijos karalius Viljamas IV jaunystėje, tarnaudamas laivyne, tiek kartų susitrenkė galvą darydamas tai, kad prisiekė, jog jam tapus karaliumi, ne vienam karininkui to daryti nebereikės. Dėmesio klausimas. Apie ką čia kalbama? Gal lenkiantis atiduoti pagarbą parodyti kažkam ir susitrenkti. Laivas, laivinė, kur
Laikas. Kas atsako į klausimą? Atsakys Giedrė. Panelė Giedrė. Jo, šiandien sudėtingas vakaras, žiūrim. Šiandien jūsų žaibo vakaras. Taip. Tai aš manyčiau, kad vis tik pasakysiu tą versiją, kad atiduodamas pagarbą kažkokiu būdu jiems ten įprastų, kurio aš nežinau. Bet tiesiog išreikšdamas pagarbą. Atsakymas priimtas. Žinote, yra toksai posakis, žaibas 2 kartus į tą pačią vietą neturėtų trenkti. Dėmesio teisingas atsakymas. Susitrenkdavo galvą Viljamas IV kiekvieną kartą dažniausiai, kas antrą ar kas trečią, atsistodamas sakyti tostą geriant į karaliaus sveikatą. Privalu tai buvo daryti laivyne ir čia žaibo turas baigėsi ir kamera rodo poną Vytautą, kuris turėjo šitą versiją savo rankose. Pone Vytautai, turėjote jūs šitą versiją? Taip. Turėjote, tiesiog 20 sekundžių neužteko ją išplėtoti. Taip, tikrai taip. O norite, pasakysiu dar vieną labai, kadangi šiandien vis tiek sezono pabaiga, sužaiskime jūsų atsipalaidavimui dar vieną. Antrą klausimą. Dėl įdomumo. Sužaiskime. Ar nenorite? Galite atsisakyti, kapitonas sprendžia. Aš tiesiog noriu jums nuotaiką praskaidrinti. Tai dėl įdomumo tada. Dėl įdomumo. Žiūrėkit. Jeigu laimim taškas, jeigu ne nieko. Jūreiviai turėdavo tostus kiekvienai savaitės dienai. Dėmesio klausimas. Pabaikite šeštadienio tostą už mylimasias ir žmonas, tegul pabaikite jį. Gerai, jų gerbėjai krante. Kapitonas, jeigu bet prasme angliškas žmogus. Ne, bet jie laive būdavo, ne? Arba jūroje svetimuose uostuose. Čia tik dėl įdomumo. Už geria jų gerbėjai krante. Nu, Kokie kiti variantai? Laikas. kapitonas kaip ir ta prasme, bet... Pone Gintarai, turit variantą? Karolis turi. Karoli, jūsų variantas? Aš gal dar net ir perfrazuosiu, ką buvau sugalvojęs. Už mylimasias ir žmonas išgersim grįžę, dabar gerkim už mūsų jūreivius. Jūs gal buvote jūroje? Dėmesio teisingas atsakymas. Šeštadienio tostas skambėdavo taip. Už mylimasias ir žmonas. Tegul jos niekada nesusitinka. Rezultatas tampa 3-1 žiūrovų naudai ir 400 litų iškeliauja ponui Kęstučiui Vaškevičiui, kurio žaibo sektorius iškrito irgi, galima sakyti, žaidimo pradžioje. Nu ir ką, dabar sveikinusi su Linu Savicku, dar vienos komandos kapitonu, komandos, kuriai gaila, bet šį sezoną pavyko sužaisti vos vieną žaidimą. Aš tikiuosi, kad jeigu bus kitas sezonas, ponė Linai, aš jums pažadu, kad jūsų komanda pradės tą sezoną. Ar matote, kiek žmonių girdi jūsų pažadą? Taip, aš ir ranką prie širdies pridėjęs, tai darau, žinokit. Nu, tikėkime, kad jūs tą širdį turite. Viltis, mama. Kaip jums patiko tostas už... Na, mes visi čia iš karto tą tostą pasakėm, bet tiesiog, prie stalo, aišku, ne iš karto kyla tokios puikios mintis. O kaip jums patinka šiandien komanda prie stalo? Komanda gerai ir kaip prasideda jūsų klasta duoti, kas ką pasakė. Pavyzdžiui, atsakymas apie žmogaus kvailybę, jis, aš net sakyčiau, prilygo Volterui ir jis netgi skambėjo elegantiškiau už minutės. Galbūt pasakytume, akimirkos reikia žmogui sunaikinti. O pavyzdžiui, tai puikiai ištraukė žmogaus kvailybę. Volteras būtų pasirašęs po tokio atsakymo. Supratau, bet jis jau to padaryti nebegali. Bet jūsų advokato sugebėjimai bus įvertinti. Karolis Vinciūnas irgi dirba tokioje geroje įmonėje advokatų ir teisininkų. Ką žinau, turbūt skelbiu 5. raundą. Rezultatas 3-1.
žiūrovų naudai, bet šita komanda jau yra pademonstravusi savo charakterį, buvo visokiausių situacijų ir padėčių jai. Nerijus Kesminas taip pat galėtų papasakoti apie situacijas, kurios prasideda taip, bet po to viskas pasisuka kitaip. Sporte ar gyvenime. Taip, ponė Nerijau. Kokios jūsų paskutinės įsimintinos rungtynės, kurias komanda pirmaudama užtikrintai pralaimėjo netikėtai? Yra kitas atvejis, kai komanda užtikrintai pralaimėdama sugebėjo laimėti, tai mūsų komanda prieš 2 žaidimus. Taip, tada jūsų rezultatas buvo 3-5, jeigu aš teisingai pamenu, ir jūs paėmėte 3 taškus iš eilės. Tie 3 taškai iš eilės jums ir dabar nepatrukdytų, dėl to, kad jie padėtų jums išsiveržti į priekį. Tiesa, yra dar ir klubo pagalba tol, kol jūs pralaimite. Prieš jūs žaidžia televizijos žiūrovė Gabrielė Mizgirdaitė, abiturientė iš Šiaulių. Jeigu neatsakysite į šį klausimą, Gabrieliai atiteks 500 litų. Kai 1140 metais Konradas III, pirmasis vokiečių žemių karalis, užėmė Varbertroj pilį, esančią netoli Vansbergo, miestelio pietų Vokietijoje, jis leido moterims laisvai palikti pilį ir su savimi pasiimti tiek, kiek jos gali panešti. Dėmesio klausimas. Kągi jos pasiėmė? Iš ankstinis atsakymas. Prašau, ponia Galina. Savo vyrus. Atsakymas priimtas. Jos, dėmesio teisingas atsakymas. Jos iš pilies ant savo nugarų, dovanodamos jiems laisvę ir gyvybę, išnešė savo vyrus. Ir rezultatas tampa 2-3 arba 3-2 žiūrovų naudai. Kažkur aš tai jau mačiau. Ir tada, kai jūs laimėjote po tos dramatiškos kovos, ponia Galina iškovojo jūsų komandai tą papildomą minutę, kuri, tarp kitko, tada be galo jums padėjo. Ponia Galina, jūs be galo daug žinote, man atrodo. Be galo daug žinote. Великом знании великие печали. Yra ir tokia, aišku, įvykių versija. O aš sakau, labas vakaras ponui Aurelijui. Pone Aurelijau. Vakarą, ponė Vedėjau. Jūs po švenčių, po savo jubiliejaus, po naujų metų, po kalėdų, po visų, atrodote vis tiek taip pat kaip visada. O keista. Iš tikrųjų. Aš tai esu pripratęs prie to, kad aš atrodau taip pat kaip visada. O mane visą laiką tai nustebina, kaip jūs sugebate taip išlaikyti tą vaizdą. Ir šypsena jūsų panašiai tokia. Kaip jūs jaučiatės šį vakarą mūsų šventinėje finalo transliacijoje? Aš geriau pasakysiu, ko aš tikiuosi. Aš tikiuosi, kad tai ne paskutinis šito žaidimo superfinalas. Iš tikrųjų, Ir aš tada jausčiaus labai gerai, jeigu aš žinočiau, kad tai ne paskutinis šito žaidimo superfinalas. Aš manau, kad klubas savo plojimais galėtų patvirtinti jūsų žodžius. Mes tikrai labai norime, mes tikrai labai tikimės, kad tai nebus kas kur kada žaidimo pabaiga Lietuvoje. Tai yra tik tai pirmasis sezonas, jis gali būti ir antras, ir trečias, tačiau tam mums reikia žiūrovų, tam mums reikia jų gerų klausimų, tam mums reikia gerų žinovų ir tam mums reikia žingeidžių žmonių Lietuvoje, kurie norėtų žiūrėti tokią laidą. Kaip manote, kiek žmonių Lietuvoje žiūri šitą laidą? Jeigu nekreiptumėm dėmesio į visus reitingus, skaičius ir statistiką. Tikrai žiūri ponios Galinos šuniukas. Vardu Umka, žentas jos, Marti. Marti, sūnus. Mūsų draugai Marijampoliai. Mūsų komandos 10 vaikų turėtų žiūrėti teoriškai, kai kurie jau su draugėmis, kai kurie darbe. Nu, žodžiu, kiekvienas Lietuvoje vidutiniškai turėtų iš mūsų čia esančio apie 8-9 žiūrovus turėti. Kadaise? Už tuos garantuoju. Kadaise net ir Rusijoje, nors šita laida tikrai turi labai ilgą istoriją, buvo net keletas momentų, kada ją buvo bandoma uždaryti. Dėl to, kad jos reitingai netokie geri, kaip tarkim kokių nors modernių ir tokių labiau pramoginių laidų. Ir kiekvieną kartą viskas pasibaigdavo žiūrovų peticijomis, po kuriamis pasirašydavo, aš neprisimenu skaičiais, todėl jų nesakysiu, bet labai daug žmonių ir tų peticijų televizijai pakakdavo. Tai jeigu ką, pradėsime nuo ponios Galinos šuniuko. Pone Vedėjau, laikai keičiasi, mes dabar esam virtualioj realybėje, yra tinklai, mes taip užtrolinsim, kad maža nepasirodė.
Jeigu ponas Aurelijus Katkevičius kalba tokiais žodžiais, tai daugiau kaip ir pridurti nebėra ką. Interneto hakeriai, aš tikiuosi, irgi mūsų laidą žiūri. Ir dabar reklama. Dėmesio, 6. raundas. Pone Vytautai, praėjusį kartą mes kalbėjome apie meną, o dabar pakalbėkime apie geografiją. Žinau, kad jūs, nors ir esate kaunietis, gyvenate ne visą laiką Kaune. Taip, tas tiesa. Galbūt pirmą kartą žaidimo, bent jau lietuviško istorijoje, norėčiau užduoti ponui vedėjui klausimą. Kokio žinomo... Nes nepalengvinsiu. Reiškia, kūnas yra Lenkijoje, o širdis Vilniuje. Tai čia maždaug panašiai ir yra ir su mano, reiškia, istorija beigi kūnų. Kūnas Kaune, o širdis kur? Neringoje. Aha. Ir tai bus visada? Dabar ir po to. Žinau, apie ką jūs kalbėjote, bet Lenkijos ir Lietuvos istoriją dabar kol kas mes palikime nuo šalyje, nes Gintara Viskantė, kuri žaidžia prieš jūs dabar, nori jūs nukelti į egzotišką, galima turbūt taip sakyti, šalį pavadinimu Izraelis. Izraelyje, kaip ir kitose šalyse, daugelis liftų yra tokie patys, kaip ir bet kur kitur pasaulyje. Tačiau greta jų egzistuoja šabo liftai. Dėmesio klausimas. Kuo šabo liftai skiriasi nuo paprastų liftų? Prašau, išankstinis atsakymas dar vienas. Klausau jūsų, ponė Nerijau. Kadangi per šabą negalima dirbti, tai tie liftai turėtų būti be mygtukų. Tai yra, jie turėtų kelti patys, kad nereikėtų dirbti. Atsakymas priimtas, dėmesio teisingas atsakymas. Jūs esate teisus, kad šabo metu negalima dirbti, tai yra nieko daryti. O lifto mygtuko paspaudimas irgi yra darbas. Taigi šabo liftuose tokie mygtukai neveikia ir liftas suprogramuotas taip, kad tiesiog stoja kiekviename aukšte ir atsidaro bei užsidaro pats. Rezultatas tampa 3-3. Ir maža to, kad jis išsilygina, dabar žinovai turi jau 2 minutės. 2 minutės. Ir aš sveikinusi su ponu Mariumi. Labą vakarą, ponė Mariu. Labas vakaras, ponė Jūsų komanda vedėjau. irgi turėjo kažkada 2, o gal netgi 3 minutės. Buvo toks žaidimas. Turėjom ir 2, ir 3. Bet tai nebuvo metų superfinalas. Tiesa, tai nebuvo metų superfinalas. O turėtumėt metų superfinale kokią minutę kitą papildomam pasvarstymam? Jūs eilinį kartą gaudote mane prie to, ar aš žaidžiu žaidimą, kas būtų, jei būtų. Čia vienas iš tų Ne, aš gaudau žaidimą, ar jūs apskritai žaidžiate šitą žaidimą stovėdamas prie stalo, ar tiesiog... Sėdėdamas prie stalo šį žaidžiu. Stovėdamas šalia jo, atsiprašau. Sėdėdamas prie stalo šį žaidžiu, kai aš stoviu šalia. Ką jūs darote? Man patinka žiūrėti, kaip žmonės dirba tarpusavyje, kadangi aš tikiuosi, kad ateityje kažką galėsiu panaudoti savo komandos darbe. O šalia ta mūza, apie kurią jūs nenorėjote išsiduoti? Kada atsisėsiu kitą kartą prie stalo, tuomet kalbėsime apie tą mūzą, Kuris stovi šalia. Būtent. Niekas nematė, niekas nežino ir niekas niekada nesužinos, ponė Marija. Tik tai vedėjas taip labai kalba nuolat užuominos. Bet niekas jų nesuprato. Dėmesio 7 raundas. Pone Gintarai, šypsena atsirado jūsų veide. Kaip jūs jaučiatės po to, kai komanda išlygino rezultatą? Jaučiamės gerai. Man atrodo, kad ir vėl jūs šiandien negausite kas kur kada ordino, nes visus išankstinius atsakymus pateikė kažkas kitas. Tai labai džiugu. Iš tikrųjų, jūs esate kapitonas ir ne jūsų pareiga būtinai žinoti atsakymus, bet jūsų pareiga visus savo komandos narius sukontroliuoti. Jūs esate labai azartiškas žmogus. Jūs galėtumėt pasakyti, kas kur kada žaidimas jums kelia azartą, tokį kaip, tarkim, kelia sporto varžybos.
Žinoma, kad kelia ir net dabar jau pajutęs ir sužinojęs, ką reiškia sėdėti prie stalo, galiu pasakyti, kad jis netgi didesnis negu kitą kartą ir bėgiojant aikštelį. Dėl to, kad ten reikia bėgti, čia reikia viską sugalvoti. Prieš jūs žaidžia televizijos žiūrovas iš Vilniaus, ponas Jonas Stankevičius. Tai, ko nepavyko sukurti daugybė išradėjų ir mokslininkų, sukūrė legendinis italų smuikininkas ir kompozitorius Niccolo Paganini. Dėmesio klausimas. Kas tai? Gerai. Mokslininkai ieškojo, ko ilgiausiai. Ar tai nėra susijęs su kokia nors fizikos Gal stygų teorija jisai, nors nedavė idėją kada nors, bet būtų... Taip, jam nutrūko stygos dabar. Amžiną gyvenimą. Auksą paversti, į auksą paversti bet ką. Bėda yra tame, kad Nikola, jis gali visai ne kaip smuikininkas. Bet ar mes einam tiesiog modeliu kaip išradėjas? Aišku, negalėjau. Kurio šio kūrinio amžinoji simfonija, nežinau, kažkas jo kūriniai. Jeigu ką jums minutė. Viskas aišku, tai yra... Amžinos variklis, Ne, amžino variklio negalėjo. tiesiog kaip kūrinį. Ar einame per smulkus? Kas jos smulkos pasakymės? Skambesys? Jis buvo atlikėjas. Laikas. Prašom dar vienos minutės. Prašau. Yra Paganinio kapričio, ten kažkas yra, kūriniai jo tikrai yra. Yra gerai, bet Kelinti metai. nepavyko sukurti ir jis sukūrė. Tai yra kažkas. Tai buvo, reiškia, bandydama daryti. Gerai, reiškia, 18-19 amžius, ko ieškojo. Jis kažkaip tai... Ieškojo daug Skaičiau Paganinio biografiją, kas ten buvo su moterim, mylėjo, nemylėjo, jis kažkaip laimingas paisėjo. Įrašė kažkokią. Negalėjo per anksti. Jokio to neatkūrė, užfiksavo muziką gal. Tarkim, tą muziką savo užfiksavo. Kaip yra šis garsą užrašyti. Ne, Natos jau buvo Simfoninį garsą iš vienos... Kažkas su garsu gal nereikia, nes mokslininkam dar kažką kokią... Elementariai užrašyti muziką ant popieriaus užrašyti. Bet tai jau buvo Natos anksčiau. Bet tai ką mokslininkams išradėjams tu ieškoti? Vytautai, kokią nors versiją. Neturiu jokios. Laikas. 2 minutės jūs išeikvojate, dar vieną papildomą turit, gal duoti ir trečią? Gal Pone nereikia. Gintarį, kas atsako į klausimą? Kadangi neturim kažkokios tai versijos, teks prisimti atsakomybę, atsakyti man. Tai bus kažkoks garso užrašymas. Bet man reikėtų vis tiek tikslesnio atsakymo, nes toks negali užsiskaityti. Tyla klube ir tyla prie stalo. Koks garso užrašymas? Atsakymas priimtas, dėmesio teisingas atsakymas. Aš prašau pagroti muziką klube. Tai Niccolo Paganini kūrinys. Žinote, kaip jis vadinasi? Patylinkite dabar muziką. Šitas kūrinys vadinasi Perpetuum mobile. Amžinas variklis. Pone Nerijau, jūs turėjote šitą versiją? Aš turėjau šitą versiją ir Karolis netgi žinojo kūrinį. Tai yra mes tiesiog lotynų kalbos su lietuviu šiuo atveju nesuvedėm, nesukomunikavom pakankamai turbūt. Tai yra pagrindinė priežastis. Bet tai bet kokiu atveju buvo geresnė versija negu tiesiog muzikinis kažkoks užrašas. Viskas gerai. Bet klausimas buvo gražus. Tai yra amžinas variklis ir amžinas judėjimas. Ir tai, ko nepavyko padaryti daugybė išradėjų ir mokslininkų, sukūrė Niccolo Paganinis. Rezultatas tampa 4-3 žiūrovų naudai ir 700 litų atitenka Jonui Stankevičiui iš Vilniaus už
muzikinį klausimą su Nikola Paganini kūriniu Perpetuum mobile. Dėmesio 8 raundas. Dabar toks susikaupimas ir tyla prie jūsų stalo, nes kažkoks toks jausmas yra, kad galėjote paimti šitą tašką ir dabar jis ne šiaip pralaimėtas, bet tarsi prarastas ir atiduotas. Taip, ponė Nerijau? O galima pabandyti paimti iš naujo tą patį? Pamėginkit. Blogiau nebus. Ir Vytautas irgi pakartoja šitą žodį. Amžinas variklis. O kodėl nepatiko jums šitas pavadinimas? Žodžių žaismo nepagavau. Aš asmeniškai nepagavau žodžių žaismo. Per rimtai pažiūrėjau. Ta prasme, kad mokslininkai ir išradėjai to nepadarė. O tai čia buvo, dabar aišku, labai paprasta. Atžaisk atgal ir tas padarė. Nu. Ir tas padarė. O dabar jau nieko nepadarysi. Prieš jūs žaidžia Edgaras Jakavičius, būsimasis teisininkas iš Vilniaus. Klausimas vertas jau 800 litų. Dėmesio į ekraną. Filipas de Šampanis nutapė šį trigubą kardinolo Rišelyje portretą specialiai savo draugui Lorenzo. Dėmesio klausimas. Kokia buvo Lorenzo profesija? Manyčiau, kad skulptorius ir jis norėjo, kad erdvinį vaizdą, tokiu būdu 3D jo atkurtų. Gera versija, toliau. Arba kirpėjas. Juvelyras, kažkoks tai dizaineris. Kaip ir neturėtų. Kirpėjas, stilistas. Tarsi ateini pas kirpėją ir jis mato, kaip tave kirpti. Tai nėra 3 pusės Rišelyje kažkokios tai skirtingos jo kaip žmogaus. Nu, kad tiesiog galėtų sukurti. Kad jam būtų skulptūrą, kad galėtų sukurti. Tai liekam prie to. Kaip bareliefo formos, kad galėtum išlaikyti. Pabandom dar. O monetai užtenka vienos. Žinokit, bus labai slidai, jeigu monetai didesnė. Nu, skamba gražiai. Laikas. Taip, ponė Gintarai. Turim vienintelę versiją, kuri pasirodė pakankamai įtikinama ir toliau nepavyko kažkaip tai pratęsti diskusijų, tai Giedrė atsakys į šitą klausimą. Aha. Tai kadangi, kiek pamenu, klausimas buvo, kokia buvo profesija štai šio žmogus, kuriam nutapė. Jūs labai gerai pamenate, panelė Giedrė. Tai skulptorius, tarkim, jam reikėjo tiesiog žinoti, kaip erdvinį modelį padaryti. Atsakymas priimtas. Dėmesio teisingas atsakymas. Pažiūrėkite į ekraną. Lorenzo Bernini buvo skulptorius. Trigubas portretas buvo reikalingas norint padaryti kardinolo biustą. Ir tam buvo reikalingi dar ir vaizdai iš profilio. Rezultatas tampa 4. Ir aš sveikinusi su ponu Edgaru Adomavičiumi, dar vienos komandos kapitonu šiame sezone. Tai buvo komanda, kuri sugebėjo iškovoti pergalę pačioje pirmojoje mūsų rugsėjo serijoje. Po to tiesa žaidimas nesusiklostė ir jūs buvote per plauką nuo finalo serijos. Jums užkirto kelią Aurelijaus Katkevičiaus pergalę šiek tiek didesnių skirtumų. Labą vakarą, ponė Edgarai. Labą vakarą, ponė Vedėjau. Kaip jums šiandieną čia pas mus? Iš tikrųjų, aš galvoju, kad aš dar labiau jaudinuosi negu ši komanda, nes aš iš ties už juos labai nuoširdžiai sergu ir tiesiog delnai drėksta. Tai jie tokie visi man savi ir aš už juos labai sergu. Sėkmės. Sėkmės jums linki žiūrovų klubas. Na, o mes su ponia Ina linkime sėkmės ir žiūrovų komandai, kuri kol kas kaunasi kaip lygus su lygiais su mūsų kiečiausia žiūrovų komanda. Rezultatas 4-4, dėmesio 9 raundas. Ponia Galina, jūs siūvate labai didelę staltiesę. Kam? Aš siuvinėju. Staltiesė jau ir taip yra labai didelė. O ką jūs ten siuvinėjate? Mano mylima, vienintelė, nepakartojamai gražiausiai Marčiai. Diana. Dianėlė. Parodykite mums vienintelį nepakartojamą Marčią. Labas vakaras. Kaip jums
žiūrėti į mamos žaidimą iš šalies? Mes už ją ir Bet sergam. viskas kol kas yra labai gerai ir viskas, man atrodo, turėtų baigtis gerai. Taip, su mūsų palaikymu. Žinoma, be artimųjų palaikymo niekada niekas nebūna taip svarbu, kaip yra su juo. Prieš jūs žaidžia Viktorija Čijunskytė iš Vilniaus. Štai panelė Viktorija. Ir dėmesio trumpas jos klausimas. Ponai žinovai, pasakykite, prašo Viktorija Čijunskytė, kaip reikėtų pėsčiomis apeiti visą Lietuvą per maždaug 2 valandas ar kažkiek tiek. Turim atsakymą. Paprašau. Turim iš ankstinę atsakymą. Prašau, ponė Vytautai. Vytautas. Labai nesunku, apeini Rumšiškių liaudies muziejų ir apeini Lietuvą. Tai yra teisingas atsakymas ir rezultatas tampa 5-4. 5-4. Dėmesio 10 raundas. Jūs taip lengvai atsakėte į šitą klausimą, o aš iš jo tikėjausi dėl to, kad aš jį uždaviau 10 savo kolegų ir niekas jį man iš karto nei per minutę, nei po 2 nesugebėjo. Ir aš galvojau, kad jums reikės truputėlį palaužyti galvą, kaip jį galima apeiti Lietuvą per tas porą valandų. O jūs esate, ponė Vytautai, apėjęs Rumšiškės per porą valandų? Iš tikro esu labai daug kartų buvęs Rumšiškėse. Su svečiais iš užsienio esu daug kartų buvęs. Nes ten vyksta daug festivalių, daug įvairiausių renginių. Ne festivalių, jokių būdų. Tik tai pačiai ekspozicijai. Bet šiaip tas klausimas tiesiog atėjo natūraliai, kad tiesiog niekad negalvoju apie tai, bet man pasirodė, kad taip paprasta. Sektorius numeris 5. Prieš jūs žaidžia Lukas Žukaitis iš Alytaus. Dėmesio prašau įnešti į studiją laikrodį. Pastatykite jį. Ir tegu jisai stovi. Dėmesio klausimas. Gerbiami žinovai, po minutės pasakykite, kur tuo metu buvo karalius. Čia galima arčiau. Tai dabar pirmas klausimas, diena ar naktis? Tai pirmas klausimas. Antras klausimas. Ne. Čia ne tas. Kitame gudrumas. Iš šachmatų nieko negali būti, iš šachmatų. Teisingai, gali būti tai kiek po 2:10, tai kiek turi būti laiko šachmatų žaidžiant praėję? Ne, karalius jis matai, karalius niekuris nesirašė. Niekuris neįdė. Bet kryptį kažkokią rodo. Laikrodukas viršus tuk nukrito. Tai yra ceitnotas karalius guli ant lentos, nes jis yra pralaimėta partija. Kodėl dar kartą? Todėl, kad ceitnotas, ta prasme, kabo, geltona, raudona vėliavėlė kabo viršų. Tai yra prasisuko, jisai nukrito. Ir tai yra ceitnotas. Gali būti, kad jau. Tai karalius guli ant lentos. Ar dar reikia padiskutuoti minutę? Nes turi. Nieko. Pasiliekam, jeigu jau turėt po to. Minutė baigėsi, ponė Gintarikas atsako į klausimą. Šitą klausimą atsakys Nerijus Kesminas, šachmatų žinovas. Prašom, ponė Nerijų Kesminai. Ačiū. Iš tikrųjų, komandiniam pastangom, jeigu teisingai išrišom šitą klausimą, tai ypač smagu. O jeigu neišrišot, ypač nemalonu. Nėra labai nemalonu, nes rezultatas dar toks, galima kentėti. Iš tikrųjų, manome, kad tai nėra šachmatų laikrodis, bet aliuzija matyti į tai ir kadangi viršutinė riba laikrodžio rodikliai yra praėjusi, tai reiškia ceitnoto vėliavėlė nukritusi, karalius turėtų gulėti ant lentos, nes partija yra pralaimėta. Atsakymas priimtas. Patinka jums, panelė Erika, šitas atsakymas. Dėmesio teisingas atsakymas. O jūs gerai pažiūrėjote į tas rodiklės, ponė Vytautai? O dabar pasakykite, kiek tas laikrodis rodo valandų, jeigu tai būtų ne mechaninis, o skaitmeninis laikrodis.
14:10 Žalgirio mūšis. Jisai rodo 14 valandų ir 10 minučių. Ir 1410 metais Lenkijos Lietuvos karalius Jogaila buvo Žalgirio mūšyje. Rezultatas tampa 5-5. Puikus klausimas. Puikus klausimas, už kurį Lukas Žukaitis uždirba 1000 litų. 1000 litų ir jis tikrai jų nusipelno. Pone Vytarai. Pone Vytarai. Taip. Sakykit, jūs ten arčiau klubo, jeigu šita komanda būtų turėjusi klubo pagalbą, būtų padėjusi klubo pagalbą? Čia man iš kairės 5 žmonės pasiūlė būtent tokį atsakymo variantą, tačiau mes galvom, kad tai per plati aliuzija. Bet būtent Žalgirio mūšis buvo pasiūlytas. Tai vadinasi, tai nebuvo per plati aliuzija. Mano supratimu, tai buvo gražus klausimas. Jums tai ne? Man tie metai šiaip labai gražus, nes lietuviai laimėjo. Paklauskime ponios Inos. Ina, jums patiko šitas klausimas? Taip, gražus tas klausimas. Iš tikrųjų, man labai patiko, kuriuo keliu komanda ėjo ir aš neturėjau to varianto apie Žalgirio mūšį. Geras klausimas, geras. Nu va, dabar... Nei pridėsi, nei atims. Nei pridėsi, nei atimsi. Ir mes nieko nei pridėti, nei atimti negalime dėl to, kad dabar, kaip ir turėjo būti, metų superfinale lemiamas paskutinis 11 raundas. Ant žaidimo stalo liko gulėti 3 klausimai. Tarp jų nėra nei žaibo sektoriaus, nei super žaibo sektoriaus, bet vienas iš jų bus šį vakarą lemtingas. Ir po jo mes žinosime, kas laimi šitą sezoną. Žiūrovai ar žinovai komanda sėdinti čia. Viskas pastatyta ant kortos, nors šita komanda jau yra buvusi tokioje situacijoje ir žaidusi tą lemiamą 11 raundą. Pamenate, ponė Gintarė, koks buvo tas lemiamas klausimas tada, į kurį atsakėte? Pamenam. Apie žvejybinius masalus. Buvo dėžė. Dėžių, man atrodo, šiandieną žaidime neliko. Ir prieš jūs paskutinėme lemiamame sezono raunde žaidžia Leonardas Morkūnas iš Vilniaus. 1100 litų pergalė žiūrovams arba pergalė žinovams po jo. Vilniuje yra tokios gatvės kaip Goštauto, Upės, Olimpiečių, Povilo Vileišio ir dar kai kurios kitos. Jeigu tarp jūsų yra ne Vilniečių, pasakysiu, kad jos šitos gatvės yra šalia upių. Dėmesio klausimas. O kogi dar šitos gatvės skiriasi nuo visų kitų? Versijos. Tuomet Vileišio gatvė, kokia ta... Upės gatvė yra prie pat. Kad jų viena pusė tik tai. Kad viena pusė, daleiskim kitą pusę upę. Taip, jos nėra. Upės gatvė yra... Kad namai vienoj pusė tik tai yra jos. Turi tik vieno tipo užstatymą, tai yra vienoje pusėje gatvės, ar ne? Taip, namai vienoj pusė. O kitoj pusėje nėra, ar ne? Taip, Goštauto yra taip, lygiai šitoj pusėje. Tai Olimpiečių lygiai taip pat anoje pusėje yra, kur užstatymas. Teisingai, Goštauto prisiminiau gatvę, tai tikrai kitoj pusėje. Jų ypatumas yra užstatymas vienoje pusėje. Jos yra... Dar turim variantą. Numeracija eina tvarkingai. Pavadinimai nieko neturi, tai negali turėti. Upė, Goštautas, nieko. Geriau nesakyti apie numeraciją, nieko taip tai užstatymą. Žinoma. Bet dabar numeracija eina iš eilės, ar eina kas antras? Nu, gal to tiesiog geriau nesakyti ir... Laikas. Tyla studijoje. Kadangi turim 2 minutės, tai vieną dar norėtume išnaudoti. Prašau. Dabar mes tikrai žinom Goštautą, tikrai žinom Olimpiečių. Kur yra Vileišio? Nėra dar kokios nors gatvės, Ko dar skiriasi prie upės tas? Nėra dar kažkos kitos, kad nebūtų, turi tik 4 būti. Nes pavadinimai yra labai skirtingi, tai per pavadinimus mes nesueisim, per atstumus. Bet jeigu tikrai žinot, kad Olimpiečių gatvėje... Aš tikrai Olimpiečių žinau. Čia yra krantinė žemiau. Visose, man atrodo. Nu, ta prasme... Bet užstatymo ten nėra. Kurių yra pasakyti tiltus, negali... Čia tik dabar reikia apsispręsti, kokia yra formuluoti. Ar tai yra namai tik vienoje pusėje, ar tai yra
Aš tai sakyčiau, užstatymas gal. Nu, užstatymas. Taip, nes namai, ne namai, čia maža užstatymas. Puiku. Gerai, viena gatvės pusė. Įmam dar vieną. Ne. Pastatai jau. Ką jau čia beje? Yra pastatai kažkokie. Laikas. 120 paskutinių sekundžių prabėgo. Kadangi šita versija pirma nuskambėjo iš Vytauto lūpų, tai Vytautas ir atsakys. Visos šios gatvės yra prie upės ir jų užstatymas yra tik vienoje pusėje. Gatvės užstatymas pastatais yra tik vienoje pusėje. Pone Vytautai, aš tai pasakiau klausime, dėl to, kad kitoje gatvės pusėje yra upė, tai negali būti užstatyta nieko. Aš tai pasakiau jums klausime. Tyla. Tyla. Reikia atsakymo, taip? Taip, jūs turite 5 sekundės. Reiškia, jos yra prie krantinės. Atsakymas printas. Dėmesio, teisingas atsakymas. O teisingas atsakymas yra, kad lyginiai ir nelyginiai namai yra toje pačioje gatvės pusėje. Ir jūs pralaimite sezono superfinalą. Štai taip. Rezultatas tampa 6-5 žinovų naudai. Ir 1100 litų už tokį paprastą klausimą atitenka Leonardui Morkūnui iš Vilniaus. Sveikiname jūs, ponė Leonardai. Metų superfinalo rezultatas jūsų ekranuose ir rezultatu 6-5 metų superfinale pergalę švenčia žiūrovų komanda. Žinovai pralaimi paskutinę akimirką paslysdami ant tokio, sakyčiau, ne paties sudėtingiausio klausimo šį vakarą, bet tai yra žaidimas, tai yra įtampa, tai yra intriga ir tai yra kova. Už šį lemtingą klausimą. Už šį lemtingą klausimą Leonardui Morkūnui iš Vilniaus atitenka 1100 litų ir aš dar kartą jums pristatau visą nugalėtojų paradą šį vakarą žiūrovų komandoje. 100 litų atiteko Nerijui Strazdui už klausimą apie Gustavo Flaubero citatą apie kvailumą. 200 litų iškeliauja Džiugui Misevičiui į Vilnių už klausimą apie Voltero citatą apie tai, jog užtenka akimirkos sunaikinti žmogų. Kęstutis Vaškevičius įveikia žinovų sektoriuje žaibas, laimi 400 litų. 700 litų atitenka Jonui Tankevičiui už klausimą apie Nikolo Paganinį kūrinį, kuris vadinasi Amžinas variklis. Lukas Žukaitis iš Alytaus laimi 1000 litų už laikrodį, kuris rodė 1410 metus, tai yra Žalgirio mūšio metus. Ir 1100 litų atitenka Leonardui Morkūnui už klausimą apie lyginius ir nelyginius namų numerius toje pačioje gatvės pusėje. Štai tokia dramatiška superfinalo atomazga. Ir dabar ponia Ina Rosenaitė ir Elektromark valdybos pirmininkas Ruslan Kavaliov paskelbs geriausio klausimo autorių šiame superfinale. Klausome jūsų, labą vakarą, ponia. Labas vakaras. Žaidimas buvo labai įdomus. Mes turėjom ir labai ilgai diskutavom su ponia Ina, turėjom iš tikrųjų du variantus. Pirmas čia buvo muzikinis klausimas Paganinį ir antras klausimas apie tas, kur su laikrodžiu susijęs. Ir pasirinkom iš tikrųjų klausimą su laikrodžiu. Daugiau istorinis klausimas, sakysim, susijęs su Lietuva ir mums jisai pasirodo įdomesnis. Iš tikrųjų, labai puikus pasirinkimas. Ačiū visiems už žaidimą. Aš jums visiškai pritariu, ponė Ruslanai, nes tai buvo ne tik tai klausimas liečiantis Lietuvos istoriją, bet ir priverčiantis persukti savo mąstymą kažkaip aukštyn kojomis. Ir tai buvo originalus ir tikrai smagus klausimas. Jis atvedė mus iki to lemiamo raundo, o jame kas atsitiko, tas atsitiko. Aš dėkoju visiems žinovams, visiems komandų kapitonams, visiems žaidėjams, visiems jums, kurie jūs stovėjote ir palaikėte savo komandą. Taip pat dėkoju visiems televizijos žiūrovams, kurie kantriai stebėjo mus prie televizorių ekranų ir siuntė mums klausimus. Ir tikrai tikiuosi, kad tai buvo ne paskutinis kas kur kada sezonas ir ne paskutinis kas kur kada žaidimas Lietuvoje. Šiandien žaidimas, kuris buvo metų superfinalas, yra baigtas. Ačiū jums už jį.
Нужно место, ну давайте